Mylimieji Viešpatie, šiandien kviečiu pamastyti apie laukimą. Apie laukimo laikotarpius, kurie kartais mums atrodo yra niekam nereikalingi. Atrodytų galėtumėm ištirpti juos. Pradžia ir pabaiga. Kam tas laukimas? Tačiau laukimas ne visada yra lengvas ir malonus. Kai žinome, kad kažkas gero netrukus nutiks, apie tuos ilgus ir neretai mums nelabai malonius dalykus mes greitai pamirštame. Tai gali būti laikas, kai atrodo, jog mūsų maldos lieka be atsako, kai sprendimai ir pokyčiai neateina taip greitai, kaip mes norėtume. Tačiau šventasis raštas mūsų užtikrina, kad laukimo laikotarpiai nėra iššvaistyti veltui. Laukimo laikotarpiai yra Dievo plano dalis, vedanti mus į brandų ir gilesnį tikėjimą. Mums gerai žinoma Abraomo ir Saros istorija, užrašyta Senajame testamente, pasakoja apie ilgą laukimo laikotarpį. Dievas pažadėjo Abraomui, kad jo palikuonių bus tiek daug, kiek yra žvaigždžių danguje. Tačiau tarp pažado ir jo išsipildymo prabėgo ilgi laukimo metai. Abraomas buvo 75 metų, kai gavo šį pažadą, bet jo sūnus Izaokas gimė tik tada, kai jam buvo 100 metų. Sara taip pat ilgai laukė, nes pagimdė būdama tik 90. Tai buvo laikas, kai Abraomas ir Sara ne kartą abejojo ir netgi bandė imtis veiksmų patys. Praėjusį sekmadienį mes apie šią istoriją kalbėjome, apie Abraomą, Sarą ir tarnaitę Hagarą. Tačiau Dievo pažadas išsipildė ne tada, kai jie bandė pasikliauti savo jėgomis, bet kai jie pagaliau leido Dievui veikti savo laiku. Ši istorija parodo, kad laukimo laikotarpiai gali būti išbandymo ir kantrybės ugdymo laikai. Tačiau jie taip pat yra metas, kai Dievas ruošia mūsų širdis jo pažadų išsipildymui. Kitas laukimo pavyzdys yra Izraelio tautos kelionė į pažadėtąją žemę. Po to, kai Dievas išlaisvino Izraelio tautą iš Egipto vergijos, jie turėjo keliauti į pažadėtąją žemę, kraštą, kurį Dievas buvo pažadėjęs jų protėviams. Tačiau dėl nepaklusnumo ir netikėjimo Dievas nusprendė, kad tauta turės klajoti po dykumą 40 metų, kol visa ta neklusnioji karta išmirs. Ir tik jų vaikai bei nauja karta įžengs į pažadėtąją žemę. Šis 40 metų laukimo laikotarpis dykumoje buvo skirtas tam, kad Dievas išmokytų savo tautą pasitikėti juo, būti ištikimiems ir priklausyti vien tik nuo jo. Tačiau Dievas nepaliko savo tautos vienos dykumoje, klaidžioti ir mokytis. Per šį laiką Dievas nuolat aprūpino tautą maną, vedė juos ugnies stulpų naktį ir debesies stulpų dieną, rodydamas savo nuolatinį buvimą ir apsaugą. Nors tai buvo laikotarpis kupinas sunkumų ir išbandymų, jis taip pat buvo būtinas, kad tauta pasiruoštų įžengti į pažadėtąją žemę ir būtų pasiruošusi priimti Dievo dovanas. Dar vienas pavyzdys apie laukimą. Pranašai šimtmečius skelbė apie ateinantį Mesiją ir Izraelio tauta kantriai laukė. Buvo ilgas tylos laikotarpis, kai Dievas atrodė nebekalba per pranašus, tačiau tauta liko laukime. Laikas iki Jėzaus gimimo nebuvo iššvaistytas. Per šį laikotarpį Dievas ruošia tautą priimti Mesiją. Kai galiausiai atėjo laikas, Jėzus gimė tinkamu metu, kaip parašyta laiške Galatams. Bet atėjus laiko pilnatvei, Dievas atsiuntė savo sūnų gimusį iš moters, pavaldų įstatymui, kad atpirktų esančius įstatymo valdžioje ir kad mes įgytume įsūnystę. Dievas veikia savo laiku, o laukimo laikotarpis buvo būtinas, kad jo planas būtų įvykdytas tobulai. Mes visi turime laukimo laikotarpius savo gyvenime.
Galbūt laukiame atsakymo į maldą, sprendimo sunkioje situacijoje, pokyčių darbe ar šeimoje. Gali atrodyti, kad Dievas tyli, kad niekas nevyksta, tačiau laukimas nėra beprasmis. Laukimas moko mus pasitikėti Dievu ir jo planu, net jei nesuprantame, kodėl turime laukti. Dievas dažnai naudoja šį laiką, kad išgrynintų mūsų širdis, padidintų mūsų tikėjimą ir paruoštų mus tam, ką jis mums paruošė. Taip pat laukimas padeda mums suvokti, kad mes esame savo gyvenimo kontrolieriai. Ne mes, o Dievas veda mūsų žingsnius. Kaip Abraomas ir Sara suprato, kad bandymas imtis veiksmų neatitinkančių Dievo valią veda prie neteisingų sprendimų, klaidų ir nusivylimų. Tačiau, kai leidžiame Dievui veikti, jis išpildo savo pažadą, taip kaip jis gali, nori ir taip kaip reikia mums. Izraelio tautos klajonės dykumoje parodė, kad net ilgi laukimo metai turi tikslą Dievo plane. Brangieji, kviečiu atidžiai peržvelgti savo gyvenimo laukimo laikotarpius. Pažvelgę į juos mes pamatysime, kad laikas nebuvo iššvaistytas. Pamatysime, kad kai mums atrodė, kad niekas nevyksta, Dievas veikia mūsų gyvenime. Pasitikėkime juo, mokykime kantrybės ir tikėjime, kad Dievas veikia net tada, kai mes nematome tiesioginių rezultatų. Kažkas pasakys, gerai, nieko nedarai, tik sėdi, lauki ir viskas pildosi. Ne visai taip. Bet kartais reikia ir atsisėsti, nusiraminti ir palaukti, nes viskam savo laikas. Mokytojo knygoje skaitome, viskam yra metas. Ir kiekvienam reikalui tinkamas laikas po dangumi. Laikas verkti ir laikas juoktis. Laikas gedėti ir laikas šokti. Laikas ieškoti ir laikas pamesti. Laikas laikyti ir laikas išmesti. Laikas perplėšti ir laikas susiūti. Laikas tylėti ir laikas kalbėti. Yra laikas veikti, bet yra laikas ir laukti. Mokytojo knygoje, 3 perskaitime 13 eilutėje, sakoma paguodžiantis mūsų žodžiai. Iš tikrųjų, kai žmogus gali valgyti, gerti ir savo užsiėmime rasti pasitenkinimą, tai Dievo dovana. Naudokite šią dovaną tame laukimo laikotarpyje, kuriame šiuo metu esate. Amen. Taip tebūna. Amen.